Labas. Trečiadienio lauktuvės jau ketvirtas sukimas. Labai faina tie, kurie dalyvauja. Šiai dienai dalyvaus netgi 40 naujienų prenumeratorių. Tai reikia šiom dovanom, galiu parodyti. Tai yra keletas skirtingų rūšių. Tos pačios kainos iš Indijos smilkalų. Ir jeigu kartais norėtum bent jau turėti savo galimybę juos laimėti, tai reikia myliusave.lt tinklalapio apačioje prenumeruoti naujienlaiškį arba trečiadienio lauktuvių paskyroje, kur galėsi pamatyti, kas laimėjo ir buvusius sukimus, kad tai nėra vienadienis dovanų dalinimas. Ši tradicija tęsiasi ir aš labai tikiuosi, kad tęsis dar ilgai ir kiekvieną savaitę, kiekvieną trečiadienį skelbiam nugalėtoją, kuris laimės vieną iš šių prizų. Bet vienas yra niuansas, kad gali laimėtojas persigalvot ir panaudot taškus, kuriuos gaus. Sakim taip, yra vertė smilkalų, kuri taškų pavidalu bus išsiunčiama laimėtojui, kuris galės juos nusipirkti. Arba vienus iš šitų smilkalų, arba bet kurią prekę panaudot taškus. Ir lygiai taip pat gaus pristatymo dovanos kodą, tam, kad nekainuotų pristatymas, jeigu tai bus fizinė prekė. Jeigu sugalvos paslaugą, valiot. Bet čia toks kaip ir atskaitos taškas, kas nori smilkalų. Trečiadienio lauktuvėse galima gauti smilkalų, bet galima lygiai taip pat tuos taškus panaudoti ir kitoms myliu save krautuvėje esančioms prekiams, paslaugoms ir bilietams į renginius. Na ką, važiuojam į mūsų laimės rato sukimą. Taigi šiandien iš 40 dalyvių pažiūrėkim, kas laimėjo. Hei, ir turim laimėtoją Joną. Tai ką? Tai Jonai, sveikinu tave, tau elektroniniu paštu ateis laiškas, gausi pranešimą, kad reikės užsiregistruoti myliu save krautuvėje, kad būtų į tavo paskyrą pervesti taškai ir atitinkamai bus sukurtas dovanų kodas, kurį galėsi panaudoti ir nemokamai gauti minimum vieną iš šitų smilkalų, kuriuos parodžiau prieš tai, arba pasirinktą prekę, paslaugą ar netgi bilietą į renginį. O šios laidos mecenatas yra personalizuotas.lt, video ir komunikacijų sprendimai yra Mainstream Pro. Jeigu reikės šių sprendimų, pabendraukim, mielai parekomenduosiu ir pagelbėsiu. Na ką, o aš Darius, miego ambasadorius, linkiu klestėti fantastiškai išsimiegojus ir iki sekančio laimės rato sukimo, kuris vyks už savaitės rugsėjo 4 dieną. Ate.